Šiuolaikiškas vadovas, kaip ir dažnas šiuolaikiškas studentas, kaip ir dažnas šiuolaikiškas žmogus, labai dažnai keliauja. Jis nori pasiekti daugiau, jis nori visur spėti. Būtent tokiem aktyviem žmonėm sukurtas šitas kursas. Gyvename rinkos ekonomikos sąlygomis. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad visuomenės ekonominėje, politinėje aplinkoje, socialinėje pagaliau aplinkoje mes sutinkame labai griežtą konkurenciją. Konkurenciją tarp verslo įmonių, konkurenciją tarp specialistų dėl geresnių darbo sąlygų, dėl geresnių atlyginimų. Todėl gyvenant tokiomis sąlygomis yra labai svarbu turėti savo srities kompetenciją ir daug žinių. Taigi Lietuvos verslo kolegija sudaro puikias sąlygas nuotoliniu būdu studijuoti, mokytis ir gilinti žinias buhalterinėje apskaitos programoje B1. Sveiki visi, aš esu Erika Valkaitytė, studijuoju Lietuvos verslo kolegijoje buhalterinę apskaitą pirmą kursą. Pasirinkau verslo kolegiją, nes iš aplinkinių girdėjau, kad čia yra labai draugiški, faini dėstytojai, labai gerai išaiškina visas temas. Studijos trunka pusę metų, kurių metu jūs turėsite plačias galimybės, neišeinant iš namų, susipažinti su apskaitos principais, finansų apskaita, mokesčių apskaita, taip pat finansinės apskaitos vedimo pagrindais pagal verslo apskaitos standartus ir tarptautinius apskaitos standartus. Kuo ypatinga šita mokymo programa? Mokymo programa jinai yra labai lanksti. Studijuoti gali bet kuris asmuo, gebantis dirbti kompiuterinė programa ir kas yra labai patogu, tai yra tai, kad tu gali bet kuriuo metu, neišeinant iš namų, gilinti savo žinias ir kompetencijas apskaitos srityje. Žmonės gali mokintis po darbo, žmonės gali mokintis darbo metu, gali kombinuoti su kitomis studijomis, nes kursas yra labai lankstus. Esu Giedrė Dodauskaitė, Lietuvos verslo kolegijos buhalterinės apskaitos studentė. Pasirinkau šią kolegiją, nes ji yra išskirtinė savo studijų kokybė. Studijų metu yra naudojami šiuolaikiniai studijų dėstymo būdai. Vienas iš jų yra B1 internetinė buhalterinės apskaitos sistema. Šiais metais mes vėl siunčiam keletą žmonių į šitos kursus, nes aš noriu, kad dar keli žmonės mano įmonėje išmanytų buhalteriją. Ir aš kaip ir neturiu kito pasirinkimo be šitų studijų, nes mokytis darbo metu jie negali, patys skaityti knygas jie negali, jiems reikalingas paruoštas šiuolaikiškas kursas su gerom technologijom, su gerais dėstytojais. Ir būtent todėl aš ir pats siunčiu savo žmonės į kursus, kuriuos mes sukūrėm būtent tokiem žmonėm. Patogi programa yra tuo dar, kad jinai orientuota yra į nedidelės apimties verslo įmonės, tai yra šiuolaikiška apskaitos programa, todėl kad be visų apskaitos dalykų jūs galėsite susipažinti ir su duomenų apsauga ir taip pat debesų kompiuterija, tai yra visus apskaitos duomenys jūs galite kaip buhalteriai laikyti ne fiziniuose serveriuose, o būtent nuotoliniu būdu, tai yra taikant debesų kompiuteriją. Patogi programa dar yra tuo, kad studijuojant nuotoliniu būdu jūs galite keletą kartų paklausyti dėstytojo paskaitų, todėl kad yra pateikiami video įrašai. Taip pat jūs galėsite ir savarankiškai atlikti užduotis, teorinės žinias įtvirtinant praktikoje. Man labai džiugu, kad žmonės gali mokintis iš namų. Jeigu jie savaitę išvykę, jie gali po savaitės atsisėsti ir savaitgalį atlikti visas namų užduotis ir paklausyti paskaitas. Man džiugu, kad jie gaus sertifikatą ir bendrai žmonės, kai mokaisi ir gauna sertifikatą, jie jaučia daugiau vertės. Ir man džiugu, nes motyvuoti žmonės nori mokytis. Turėdami tokį išsilavinimą,
ir pagrindinės buhalterinės apskaitos žinias, jūs galėsite save pasiūlyti darbo rinkoje ir dirbti apskaitininkais, finansistais, buhalteriais ne tik smulkiose verslo įmonėse, bet ir stambesnėse akcinėse bendrovėse. Ir pabaigus studijas aš tikiuosi, kad stipriai įsitvirtinsiu rinkoje ir kirsiu karjeros laiptais. Tikrai pasakau, kad tai yra labai gera kolegija, labai lanksti ir po jos išeina tikrai geri specialistai. Ir mes keletą žmonių iš jų turim pas save.